išmetimas. Gamintojai neužteks turbūt vieno DB killerio. Padarom 2 DB killerius. Žodžiu. Vienas DB killeris eina taip. Į kiekvieną. Ir tada dar į bakelį. Davai dar įdedam vieną va tokią, vapšė, kad nieko čia nebūtų. O tai va. Dar. Žiauru. Spiruoklės. Nežinau kam. Fūram tampy turbūt. Toks tvirtumas. Vos nuėmiau, vienas sulūžo. Pirštas. Konkrečiai pašventintas su bulgarkė. Nau DB killeriai. Pažiūrėsim, koks čia garsas. Sveiki visi. Kaip video prieš tai žadėjau, šiandien įdomesnis motociklas papuolė. Tai būtų Kawasaki ZH2 su kompresorium. Tai yra street modelis, kaip pasakyti, street bike'as. Tai tokį jau esu daręs, yra vienas video kanale, kažkur praktiškai prieš metus galit prascrollinti, pasižiūrėti, kaip ten sekėsi. Tai šitą konfiguraciją biški kitokia, XL išmetimas, kelnes originalios, čia katalizatorius. Tai vat. Mocas tikrai labai tvarkingas, aišku, žmogus pirko jį naują. Čia tokių navarotų visokių. Rankinėlės, karbonai. Žodžiu, quick shifteris, viskas yra. Kaip čia pasakyti, šiai dienai technologiškai moderniausi motociklai. Turi tikrai daug navarotų. 4 galios režimai, kiek atsimenu. Sport, Road, Street ir Rider, man atrodo. Ar gal Reinas dar. Tiksliai nepamenu. Tai Ride by Wire, aišku, kaip tokia mocui. Ir kompresorius svarbiausia. Tai ten apie kompresorius labai plačiai nesiplėsiu. Praeitam video liktai ten esu papasakojęs, galit pasižiūrėti, tai vat bus įdomu palyginti prieš tai aną darytą ir šitą. Tai modelis yra absoliučiai identiškas, visiškai identiški parametrai, tik tenais buvo Akropovičiaus bakelis. Toliau ten kelnės kolektorius toks pats kaip ir čia. Tai kuo šitas mocas skiriasi? O ne, čia elektroninė važiuoklė, matau, yra. Tai kuo šitas mocas skiriasi? Anas buvo visiškas stokas, neprogramuotas, niekas nedaryta, o šitas mocas jau yra čipuotas. Jis yra čipuotas pas kaimynus Latvijai. Tai ale ant stendo tenais, žodžiu, tipo viskas daryta, bet žmogaus paprašius parodyti ten tas dinogramos, kuro visus tos mišinių, tas kreivės, nieko jis ten neturi, nieko nedavė, nieko negavo, kaip visada, žodžiu. Tiesa, vieną nuotrauką parodė, kreivės kažkokios neaiškios, nesuprasi ten, nei ar ten prieš, nei ar ten po. Žodžiu, visiškai ten jokio tikslumo nėra, tenais gale 165 AG ar 166 kažkas tokio. Tai po čipavimo 166 AG pas tokio mocą, čia kosmosas, žodžiu, visiška nesąmonė. Stokiai jisai turėtų daryti 175-180 kažkur.
Tai vat, nu jis tipo programuotas čia pilnai, žodžiu, viskas padaryta. Nu, kaip pasakyti, žmogui nepatiko. Tuo metu, kai jisai darė, pas mane dar stendo nebuvo, jisai nežinojo. Tai pasidarė, žodžiu, tenais. Tai sakė, rezultatų kaip ir, nu, nepatenkintas, ten apie kainą nieko neklausiau, kiek ten mokėjo, žodžiu. Tai, sako, nepajutau nieko visiškai jokio skirtumo nuo stoko. Tai vat bus labai įdomu išmatuot, pasižiūrėti, ką jisai turi dabartiniam variante. Kad būtų 100% tikslu, išėmiau DB killerius, tiek šituos du, tiek ten iš vidaus. Ir matuosiu, va dabar ką turi, kad nebūtų ten papildomo kažkokio glušinimo ir variacijų. Ai, čia su DB killeriais, tai mažiau ten tipo parodė ir panašiai. Tai toks mocas saugiose ribose, nu tikrai ant stendo padarytas, turi daryti, nežinau, kažkas nuo 2,10 ir į viršų. Galima padaryti ir 2,50, kas nori. Bet čia jau biški, kaip pasakyti. Dažnai smaugti negalima prie tokios galios tokio motociklo, kadangi ten nėra interkulerio pas ir panašiai. Tai norint, kad būtų saugu, reikia montuoti interkulerio komplektą, jisai kainuoja labai nepigiai, keli tūkstančiai eurų. Tai klausiau savininko, nori spausti stipriai, daryti daug. Sakė ne, sakė man užteks, matė tiesą video, kur prieš tai daryta, sakė man užteks, kad būtų panašiai tiek pat, kiek tenai. Tuo labiau, kad su tiek galios ir su tokio, kaip pasakyti, tokio trumpumo motociklu, tokio aukštumo, ten pilna galia, pilnom pavarom, ten jisai net 5 bėgių turbūt kiltų, tai būtų labai problematiška atsukti pilną gazą. Galima riboti ten pagal pavaras, bet nemanau, kad verta. Tai vat, žiūrėsim, pasiruošim, matuosim ir viską pamatysim. Tai kol kas tiek. Ką, žodžiu, prasitestavau, prasukau. Skaičiai crazy, kažkokie skaičiai, žodžiu. Tai nežinau, ant kokio čia dyno daryta ar kur, bet čia fuflo visiškas. Tai 2 sukimai. Čia yra pirmas. 187 arklio galios. Stokas yra apie 108, kažkas panašiai. Ir va tas kritimas standartinis, apribojimų tų visų kitų dalykų. Nėra jokio kilimo, žodžiu, kuris turėtų būti, galit pasilyginti. Nu, bendriau, kaip pasakyti, pasilyginti su kitu video. Kai aš padarysiu viską, tada palyginsim. Tai vat, kilimas tolygus, bet nuo 9,5 štukų jau tas kritimas gaunas. Kitas dalykas, jisai normalaus ribotuvo nepasiekė. Nuo kažkur taip 11,5 jisai pradeda taip, lyg tai įsijungia ribotuvas, lyg tai vėl atmeta, lyg tai vėl įsijungia ir toksai, nu, toksai kažkoks pasidročinimas ant pačio galo turiu omeny, ant maksimalaus galingumo. Tai yra ribotuvas, tai nėra, nesuprasi, 2 kartus prasukau, aišku, čia temperatūra pakilo įsiurbiama, matot, nuo 2,9 iki 3,4 ir iš karto galingumas kito. Nu, tai čia standartinis dalykas, bet šitas vat, pats tiksliausias pašildytas, padanga pašildyta. Tai vat, pirmas sukimas, antrą galima atmest. Mišinys. Matot koks? Ne kompresorinio motociklo mišinys. Čia standartas, iš viso galas nieko nedaryta. Kaip Kawasaki užpila per daug kūro, tai ir čia viskas taip pat palikta. Tai va čia yra maksimalus gazas. Tai čia tarpinis variantas tarp midrange ir tarp maksimalaus gazo, galingumas tas pats. Tik šitas ribotuvas jau aiškus ribotuvas šitoj vietoj. Atkirtimas netoks kaip ant maksimalaus gazo kažkodėl. Gal dėl to, kad ten per daug užpila kūro ir pradeda springti, nes išmeta tokį debesį dūmų, žodžiu. Nu, per daug galvau, gal tepalo ten išmeta, bet pasirodo, ten turbūt kūras nesudegęs. Tai vat. Nu, čia mišinys šitam diapazone nėra baisus. Viskas kaip ir ok, bet va čia jau galo jau yra, nu, per daug. Net ir kompresoriniam varikliui. Tai yra midrange'as, pusė gazo. Atsukimų ir visos padėtis, kas yra šalia. Čia jau yra smarkiai perlėsę kompresoriai. Čia nuo šitos vietos yra gana neblogai. Tik tai į patį galą yra šiek tiek per daug kūro.
čia priekis jau yra per liesas tikrai. Tai va, ant pusę gazo 168, kodėl panašus galingumai, pusė gazo ir maksimalus gazas. Tai Kawasaki taip suprogramuoja, žodžiu, kad prie kitų padėčių tu vis tiek gali pasiekti praktiškai tą patį galingumą, jeigu laikysi gazą iki galo, bet tas dalykas veikia tik tai statiniam sąlygom. Ant stendo sukant šitą dalyką galima pamatyti ir patikrinti. Standartiškai ant kelio mocas taip nedarys, ta prasme jūs atsukot ir laikot gazą, stabiliai turime, nejudinant kažkurioje padėti ir apsukos kyla pačios, nesvarbu ar jūs atsuksit ten 30% gazo, jos kils iki dugno, ar jūs atsuksit ten 70, jos vis tiek kils iki dugno. Tai čia yra toks, kaip pasakyti, efektas žodžiu. Kelyje tokių dalykų nebus ir tikrai taip nepatikrinsit. Tai va, čia yra viena iš mažesnių gazo padėčių, čia yra pavojingai per liesą kompresoriui, labai per liesą. Tai nežinau, čia lambda zondas išprogramuotas, atjungtas ar ne, bet čia tik tai nuo šitos vietos galima sakyti arti to, ko reikia, o čia visur yra per mažai kuro. Tai va, ką norėčiau pasakyti apie šitą tuningą dabartinį, kuris yra padarytas. Čia yra, nežinau, paraša visiška. Tai, nežinau, įman tokį mocą ir jeigu tuo labiau ten ant stendo kažkokią daro, tai kaip tu gali nematyti, kad toks mišinys blogas, kaip tu gali nematyti tos galios tenai, kažkaip nesuprantu, norėjau dar traukti kompą, nusiskaitinėti duomenis, pažiūrėti, kaip ten padaryta, bet kompas tokioje biški durnoje vietoje, ten radyti reikia, žodžiu, plastikus ten ir taip toliau, tai manau, galimai neimsiu, aišku, jeigu nereikės, kaip pasakyti. Originalius duomenis pasilikti backupą visą laiką yra verta, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Biški mano ranka ne kažką, tai nelabai galiu su viena ranka labai nepatogu dirbti. Tai va, žiūrėsim, ką čia galima pasiekti vienareikšmiškai, manau, tikrai galima žymiai geresnį rezultatą padaryti ir bus palyginimas labai geras. Tai apibendrinant, tuningas yra, žodžiu, nekokybiškas darbas. Tai ką dar noriu pasakyti, čia yra be DB killerių, tai su DB killeriais aš įsivaizduoju, tikrai būtų mažiau, nes ten tie DB killeriai tokie nurimti. Žodžiu, neįsivaizduoju tokiam motorui kompresorius, čia tas iškvėpimas tų išmetamųjų dujų turi būti tikrai geras srautas, o ten yra taip stipriai užkimšta. Tai va, toks reikalas. Ką, žalias mažulis baigtas. Tai toks reikalas su jo. Gavosi kaip ir tikėjau, kad gausis. Tai galingumas gavosi identiškas, galima sakyti, tam, kur buvo prieš tai. Vienais sukimais identiškas galingumas pikinės, kitais šiek tiek daugiau ant porą arklių. Tai skaičius parodysiu, aišku. Tai ką norėjau pasakyti, mocas visiškai, kaip pasakyti, atsigavo konkrečiai, vinioja, raitoja ratą, jisai čia tolika piesnė. Tai geras motociklas, tikrai man labai patinka. Biškė šį čia pakankinau, žodžiu, karštis kyla čia, dabar nežinau, kiek virš 30 turbūt vidų. Tai kaip ir praeitai, hebra, atvežkit man tokį žiemą, arba ten pavasarį, ar ten rudenį, kada šalta. Tada pažiūrėsim, koks bus rezultatas. Tai prie tokių temperatūrų pamatysit, prie kokie galingumai vystos. Tai prie vėsesnės įsiurbamo oro temperatūros garantuoju keliais arkliais būtų daugiau. Ir turbūt kaip ir ką čia dar turėčiau paminėti. Kaip ir viskas, manau. Tai maksimalus galingumas, žodžiu, testų daliau keletą, tai mane labiausiai užknisa tas dalykas, ta temperatūra, jinai įtankoja tą pikinę gali ir turi daryti pertraukas, po 20 minučių, po pusę valandos tarp sesijų. Reikia kažką galvoti, su kokio kondiškė čia pasikabinti ar dar kažką. Tai visgi rezultatas kaip ir labai geras gavosi. Tai, ką norėjau, tai, ką sutarėm su žmogum, daugiau nelaužiau. Tai kaip čia nuimti.
Tai va čia prieš galingumas, kaip jau rodžiau prieš tai. Tai nežinau, mano nuomonė, tas žmogus nesupranta, kaip tokį mocą reikia daryti. Kompo netraukiau, duomenų nenuskaitinėjau, aš jau žinau, kur jo buvo tenai klaidos padarytos. Žodžiu, ir nebuvo prasmės papildomai čia ardyti, tai dariau viską nuo švaraus lapo. Tai geriausias yra šitas, 216 arklio galių, Newtonų 107, tai vat, sąlygos vienodos, temperatūra yra tik 1 laipsnio skirtumas ir mato tokį rezultatą. Mišinys taip pat pakoreguotas taip, kaip reikia, tai jaus palaukit. Vieną reiktų nuimti. Kas čia? Čia ne paskutinė korekcija darysiu dabar, jau prasisukau. Ir kad daugiau nekankinti dėl to, kad jau karšta, stoviu šlapės čia visiškai. Šitą kreivą ranką mano dabar labai sunku čia man valdyti. Tai va, mišinio atimta yra, tiek kiek jau buvo per daug. Tai palikau viską dabar normos ribose taip, kaip yra saugu. Bandžiau biškį paliesinti, pažiūrėti, ar galingumas pašoks. Nepašoko. Pakrito ant porą arklių. Tai buvo 2,14 dar kai kurios sukimų. Visa kreivė vienoda, tik tai ant piko tenai buvo 2 arkliai mažiau. Bet galima ir dėl temperatūros, nes ten jau buvo 33 laipsniai, kiek neatsimenu. Tai dabar viskas yra, kaip pasakyti, saugiose ribose tikrai. Tokį mocą jau galima ir pasmaukti normaliai. Tai vat koks čia prieaugis 187, 216. Nu tai nėra kalbos. Nėra kalbos. Tai čia yra tarpinis variantas. Tarp vidurio gazo ir maksimalus galingumo. Taip pat neblogas prieaugis. Kiek čia 205 tarkim. 40 galima sakyti. Arklių beveik. Toj vietoj dasidėjo. Tai mišinį taip pat nuėmiau nereikalingo kūro. Tai kaip ir sakiau, kompresorinis, turbininis variklis, jisai ne taip reguliuojasi kaip atmosferinis. Ten su kūru reikia žaisti, gaudyti tą ribą, kada jam yra smagiausia, žodžiu. Tai kas liečia, šitas mocas turi šitą NOx sensorių. Tai NOx sensorius, tarkim, gelbėtų kritiniai situacijai. Kai per aukšta temperatūra, tarkim, ir mocas pradėtų detonuoti, tuoj parodysiu, kuris randasi. Tai va čia yra NOx sensorius. NOx sensorius yra detonacijos daviklis, kai motoras pradeda detonuoti, kaip čia pasakyti, kalti liaudiškai, ne? Per šitą dalyką jisai jaučia ir jisai pradeda motociklą glušinti iš karto. Tai yra uždegimo sistema glušina, kūro sistema glušina tenais ir taip toliau, sklendės, aišku. Tai šitas toks kaip ir saugiklis yra iš tikro. Bet, kaip pasakyti, perspausti tikrai nereikėtų ir nevertėtų. Nepanacėja toks dalykas, manau. Ir tai vat kitas dalykas, ką turi kompresoriniai prieš tai daryta, irgi pastebėjau tokį reikalą, kad šitoje vietoje, va matot, tepalas bėga. Žalias originalus tepalas. Tepalų šį kartą idealiai ant normos viršutinės užpilta, viskas ok. Bet čia yra, kaip pasakyti, jų lyga šitoje vietoje. Vat, ne iš kompresoriaus ten kažkur bėga vat, ant pačio sujungimo, bet vat, būtent per šitą, ta plasmasė yra iš 2 dalių tokia. Ir būtent per šitą vietą bėga tepalas, laša, vat, čia matot visur vat, prilašėje yra. Tai čia standartinis dalykas pas šitą modelį. Į tepalą stebėkit, kad būtų ant viršutinės normos nei per mažai, nei per daug nepilkit. Dėl to, jeigu bus per daug, jisai tas tepalas per oro filtrą, žodžiu, ten filtradėžę papuola detonacija. Man atrodo, praeitam video pasakojau šitą dalyką, tai antrą kartą nebesiplėsiu. Tai va, einam prie kitų skaičių. Čia yra midrange'as, vidutinis gazas ir viskas, kas yra šalia jo, aplink. Tai va, buvo 120 arklių prieaugis. Štai, čia pradžioje taip pat yra. Tai ką pasakyti, kodėl čia yra daug,
nuo čia yra mažai kompresorinis ir taip toliau. Jau iš gamyklos ten taip agresyviai padaryta, žodžiu, tas galios perdavimas, kad ten jeigu dary už agresyvinti, tai ten žmogus jisai nepavažiuos, atsuks gazą ir ten, žodžiu, iš karto ant vieno rato eina. Tai vat reikia palikti, žodžiu, taip, bet prieaugiai vis tiek yra gana neblogi. Matot. Mišinys taip pat pakoreguotas, o čia tie nuimta per daug kūro. Čia šitam diapazone buvo gana gerai. Nuimta tik tai ten, kur jau smarkiai tikrai per daug nereikalingas. Tai va, daugiau kaip ir neturiu ką papasakot. Viską pamatėt. Paskutinį kartą skaičiai. Rezultatas akivaizdus. Tai va, gal kažkas turit ne ZH2, o ZH2SX, ne ZH2, H2SX arba H2. Tai anie ir standarte būna galingesni. Ir pasidaro daugiau, nes turi šiek tiek variklio vidinių tokių skirtumų. Tai su H2 nelyginkit, H2R tiksliau nelyginkit, ten yra visiškai kitas, ten žvėris kaltiniai viduriai, bet ir tai gamykliškais yra apribotas. Tai šitas yra pats silpniausias iš visų, toliau eina H2, H2SX ir toliau eina H2R, kurio Lietuvoje nežinau, ar kas nors turi. Kažkada mačiau. H2 skelbime kažkas pardavinėjo. Tai vat, toks reikalas. Ką dar prasuksiu čia, pamatysit, koks čia jo garsas, kaip jisai čia skamba. Jau šiandien galvos skaudės jaučiu. Tai vat ką, turbūt tiek šiam kartui. Все, пока visiems.